Aš šiandien neteisiu tikrinti. Kodėl? Mes filmuojam filmuką konkursą. Kokia tavo gauta? Ekonerimas. Ekonerimas? Koks nerimas? Kiek šalta iš viso. Kas gali nerimauti kažkokio ekonerimą? Iš viso nesąmonė. Darykit jūs, ką norite. Klausyk, ką jūs iš viso filmuosit? Na, nežinau. Klimato kaita – tai grįžtamo ir negrįžtamo pobūdžio klimato sistemos perėjimas iš vieno būvio į kitą. Šiandien tinklalaidėje kalbėsime, kodėl terminas klimato kaita nebeatspindi padėties rimtumo. Jei tai kelia grėsmę žmogaus išgyvenimui, švariam orui ir saugiam geriamam vandeniui, gal atėjo laikas vadinti tai, kuo ši padėtis tapo – klimato krize. Per įvairios trukmės laikotarpius, trunkančius nuo kelių dešimtmečių iki milijonų metų. Mokytojau, o neturėtų ten būti klimato krizė? Šiandienos tema yra kolonializmas. Kas tai yra? Kitų kraštų pajungimo ir išnaudojimo politika. Svarbiausios priežastys – gyventojų perteklius, žemdirbystei ir gyventi tinkamų teritorijų paieška, siekis monopolizuoti užsienio prekybą. Šiandien tinklalaidėje kalbėsime apie klimato pabėgėlius. Tai asmenys ar žmonių grupės, kurios dėl klimato krizės padarinių yra priverstos palikti savo namus ir bendruomenės. Dažnai tai yra žmonės iš Azijos ar Afrikos žemyne esančių regionų. Ir užsirašykite sąvoką baltojo žmogaus našta. Šiandien tinklalaidėje kalbėsime apie klimato pabėgėlius. Dažnai tai yra žmonės iš Azijos ar Afrikos žemyne esančių regionų. Baltojo žmogaus našta. Tai yra siekis priartinti vadinamąsias atsilikusias tautas prie civilizacijos. Šiandien tinklalaidėje. Kas tvariau? Daugiakartiniai drobiniai maišeliai ar vienkartiniai plastikiniai maišeliai? Drobinių maišelių ir krepšių gamybai reikia daugiau išteklių. Tačiau kitoje barikadų pusėje mūsų tinklalaidės viešnia. Vilnietė, kuri nesutinka, jog vienkartinius plastikinius maišelius galima naudoti tik vieną kartą. Kam naudoti naują maišelį, jei senas dar neplyšo? Kamilė, ar jau plauni maišelius? Nes kitą savaitę tinklalaidėje apie mikroplastikus. Nematoma grėsmė gamtai ir sveikatai. Jūs susifilmuosit? Na, nežinau, kažką sugalvosiu.